Istorinės technikos paroda Biržai 2013. Kaunietį Gintautą Biškinį atvairavusi Pakardą, pagaminta 1925 metais, meilė technikai lydi nuo pat vaikystės. Apie tokį senovinį automobilį jis svajojęs nuo 23. Šį prabangų istorinį limuziną pavyko įsigyti tik sulaukus 50. Šis automobilis 40 metų priklausęs vienam kunigui Jungtinėse Amerikos valstijose, kelių matė nedaug. Jis rieda šauniai, sakė savininkas, ir malonu pajusti anų laikų atmosferą. Mūsų laikų akimis tokie automobiliai gan įnoringi. Reikia pasirūpinti švino priedais benzinui, vengti žvyrkelių ir darganos. Šį automobilį pavyko nupirkti tik sulaukus jau daugiau negu 50 metų, man asmeniškai. Tai jūs jį medžiojote, būtent šitą, jis labai gražus automobilis, jis būdingas. Norėjusi tokio, kuris būtų širdžiai malonus, kad, žinot, kad tai būtų savo, o ne tik ta, kad tau pasiūlo likimas. Tuo automobiliu važiuojant pasijunti visiškai kitaip, negu važiuotum kažkokią kitokią mašiną. Pajunti tą tokį laikmetį, kaip anuo metu važiavo žmonės, kaip jie sėdėjo, kaip jie jautėsi, kaip kvepavo, taip visai kitaip jautėsi.